Jau suvalgiau pusryčius, apsirengiau. Valgau juodąjį šokoladą, nes jis padeda smegenims geriau veikti, turbūt. Dabar man lieka kažkur 20, šiek tiek daugiau negu 20 minučių, reikia dar nusidažyti, šukuoseną padaryti, nes reikia gražiai ateiti į egzaminą. Ir na, aš jau nieko, aš jau nieko nepakeisiu. Jeigu aš kažko neišmokau, tai jau neišmoksiu. Todėl vienintelis variantas yra atsipalaiduoti, ne visiškai, bet atsipalaiduoti ir tiesiog eiti su mintim, kad aš viską padarysiu, kad aš viską moku, nes aš tikrai moku. Ir viskas bus gerai. Viskas bus taip, kaip reikia. Tiesiog kartais taip, kaip reikia, nesutampa su mūsų norais, bet aš tikiuosi, kad šį kartą sutaps. Arba bus geriau, jeigu mano norai. Už jūsų ir mano psichinę sveikatą, kurios nebelieka po VB iš lietuvių kalbos. Čia trumpa apžvalga, nes man reikia dabar eiti į konsultaciją iš matematikos, nes aš turiu labai daug energijos, labai daug agresijos ir ją kažkur reikia išpilti, aš tiesiog negaliu dabar sėdėti vietoje ir nieko nedaryti, plus geriau, kad energijos daugiau būtų. Tai trumpa apžvalga. Aš tikiuosi, tiesiog pasakysiu, ko tikiuosi ir viskas. Aš tikiuosi, kad bus kažkur 60 taškų ir tai bus kažkur 5 balai. Labai maldauju, kad tiek būtų, bet tiek būtų, nes kitaip temos šūdinos. Man tiesiog pasisekė, kad mes rašėm apie muziką, bet ta, kurį mes rašėm rašinį klasėje, tai buvo pats blogiausias rašinys mano gyvenime. Rimtai. Ir aš dar nusprendžiau, kad aš jo neanalizuosiu taip giliai prieš egzaminą, nes negali jie duoti temos muzika, literatūra. Negali. Ne, šiaip dėl savęs aš nesiparinu, kad aš išlaikiau, bet man tiesiog gaila kitų abiturientų. Sveiki, gyvi. Šiandien jau Liepos 5 diena, aš tik dabar montau vlogą iš egzaminų sesijos. Ir jūs matėt mano emocijas, kaip aš jaučiausi būtent dėl lietuvių kalbos, tai dėl kitų egzaminų mano nuomonė nepasikeitė, nes jie tokia buvo pakankamai gerai apie tos egzaminus, kad pakankamai geri egzaminai buvo, išskyrus visokias klaidas, pavyzdžiui, iš matematikų, iš biologijos, kur kraujospūdis po 80 eina 0, po to 20, nesvarbu, apie lietuvių kalbą. Šiaip aš supratau, kad temos buvo kaip ir normalios, tiesiog, aš nežinau, man atrodo visiems tai būna, kai tu pradžioje labai emocionaliai reaguoji, o po to po tam tikros analizės tu supranti, kad šiaip buvo apie ką rašyti, tik tai apie vaizduotę aš nieko neparašyčiau, nes aš neskaičiau nei vieno kūrinio iš rekomenduotų, guli čia mano egzaminas, nes ten buvo, man atrodo, Maironis ir Ivaškevičius, mes neanalizavom, kada prieinam prie kraštutinumų, šiaip galbūt aš parašyčiau, tiesiog aš buvau labiau nusiteikusi visgi rašyti literatūrinį rašinį, nes paskutinis gal 4 rašinius aš specialiai rašiau mokykloje būtent literatūrinės, nes man jo struktūra aiškesnė, lengvesnė, nukrypti kažkaip net taip sunku, kaip man atrodo, nes visgi tu analizuoji tiesiog kūrinį ir viskas ir darai išvadas. Intimumo vaizdavimas, jeigu išsiaiškinti, kas yra intimumas, aš nežinau, apie ką aš rašyčiau. Šiaip man pati normaliausia tema, kaip tik, kada prieinama prie kraštutinumų, temos netobulos, nes, pavyzdžiui, jeigu praeitais metais paimti moters paveikslas, tai, atsiprašau, bet ten tikrai yra apie ką rašyti. Ir mes netgi rašėm apie moters paveikslą 11 klasėje, kai dar nebuvom išanalizavę, nei miškais ateina ruduo, ten Monikos, Agnės, dar nebuvo net Liucės, Baronienės ir panašiai. Ten galima buvo remtis, pavyzdžiui, Juozapoto iš Liūdnos pasakos ir Mamatė.
kaip ir mamatę analizuoti iš karto kaip motiną ir kaip asmenybę, o po to analizuoti ir lyginti Juozapotą ir mamatę kaip būtent žmonas. Tai va, tiesiog toks netgi ne atsiprašymas, tiesiog paaiškinimas, kodėl buvo būtent tokia reakcija, nes vis tiek yra piktis. Nes pirmiausia, pradėkim, kad čia buvo pirmasis mano egzaminas. Aš jo labiausiai bijojau. Didžiausia baimė būtent dėl lietuvių buvo, nes netgi baimė buvo ne dėl pačio egzamino, o dėl to, kad aš nežinojau, kaip užeiti. Aš overthinkeris, man tokie priepoliai panikos kartais įsipūda, kad jeigu aš nežinau visų detalių, visų smulkmenų, man labai baisu. Jeigu aš kažkur važiuoju, nes aš turiu teisės tik 3 mėnesius, jau lygiai 3 mėnesius, 3 mėnesiai kaip gavau teisės, tai aš išanalizuoju kiekvieną posūkį per Google Maps. Aš valandą galiu tiesiog žiūrėti, kaip važiuoti kažkur iki tam tikro taško. Ir dėl to, kad aš nežinojau, kaip elgtis ir panašiai, tai galbūt dar dėl tos panikos atsirado kažkokia piktis, agresija, tai šiaip temos netobulos, bet parašyti kažką apie kraštutinumus buvo tikrai galima. Taigi apžvalga iš valstybinio brandos egzamino iš lietuvių kalbos ir literatūros. Temos man nepatiko. Manau, daugumai nepatiko, nes skaičiau straipsnių, kad kai kuriems kaip tik patiko, bet žiūrėkit, kaip gražiai atrodo, neplauta galva. Jeigu dar plaukai būtų ilgesnė, tai išvis būtų grožis. Nepatiko, nes man atrodo, man bet kurią temą nepatiktų išskyrus moters paveikslų. Ne, jeigu būtų kažką apie savivertę, nes aš rašiau rašinį pakankamai gerai ten apie Donelaitį ir apie Husoveno giesmę apie stumbrą. 11 klasėje tai buvo pats geriausias rašinys, aš už jį 9 gavau, nes daugiau aš negaudavau, dažniausiai tai buvo 6, 7 arba 8. Ir aš norėjau miegoti. Bėrėjau, atsiprašau, bet reikia įkelti bėrėjimą. Tai va, aš tikiuosi, kad jūs neišsigasit dėl mano veido, ypač dėl mano nosies, nes aš pati bijau. Tai va, apie savivertę, apie vaikų, pavyzdžiui, aš žiūrėjau ten LRT, man atrodo, buvo kėlė, ten kalbėjo Alijus Avčinkas, žydėjų klasės mokytojas, kuris parašė knygą Konspektas abiturientų, 36 privalomi autoriai, aš iš jos mokiausi. Iš dalies, aš skaičiau ten pagrindinės mintis, aš išsirinkau, man atrodo, 15 autorių, kuris maždaug mokinausi, ten biografiją jų, apie kūrybą, apie laikotarpį ir panašiai, kad kontekstas būtų. Ir jis sakė, kad tai buvo vienas iš, neadekvačiausios temos, kurias galėtų būti, nes, pavyzdžiui, tikrai, jeigu taip išanalizuoti, jeigu jūs skaityt apysaką, labai domėtės muziką, tai galima tikrai, jeigu jūs analizavote, man atrodo, ten Radausko eilėraščiai, mes neskaitėm Radausko, mes apskritai poezijos nenagrinėjom su mokytoja, nes jie visada mums sakė, kad mes pamiršim tą Maironį ir kitus poetus, tai geriau mes jau įsigilinsime į romanus, kurias mes tikrai prisiminsime. Ir tai, mano manimu, yra teisinga. Jeigu, aišku, yra laiko, tai galima ir poeziją nagrinėti, bet, pavyzdžiui, man atrodo, kad visgi kur kas, kaip čia pasakyti, platesnis yra tas pats autorius Šešėliai, Miškais ateina ruduo, keletą aspektų. Ir pavyzdžiui, mamatėgi ten skambėjo to pianinu, bet tai buvo tik porą epizodų iš visos apysakos. Ir jeigu remtis tik kūrinys, tai labai sunku, nors aš pati rašiau apie muziką, nes mes prieš mėnesį rašėm rašinį apie muziką, bet tai buvo pats baisiausias rašinys mano gyvenime. Ir ten jis teisingai pabrėžė, nes apie vaizduotę aš neparašyčiau, nes Ivaškevičiaus ir dar kažkas ten buvo, aš neskaičiau. Aišku, galima buvo remtis kitais autoriais,
Bet aš buvau nusiteikusi rašyti literatūrinį ir kai aš pamačiau, kad muzika, kad aš galiu kažką parašyti ir galiu ten gal kažkur 5 taškus surinkti arba netgi 60 gal tiesiog dėl to, kad už rašybą, skyrybą ir gramatiką ir stilių aš gaunu dažniausiai kažkur 7 taškus, tai čia, pakankamai daug. Ir jeigu už turinį dar užskaitytų kažką. Tai va, ir jis teisingai paminėjo, kad šitos temos nėra labai aktualios arba apie kraštutinumus. Ne, jeigu mes nerašytumėm prieš tai rašinį apie muziką, aš tikrai rašyčiau apie kraštutinumus, apie intimumą, aš tikrai nieko neparašyčiau. Aš tiesiog prisiminiau, kad Vaižgantas buvo, man atrodo, pirmasis, kas parašė taip, intymiai tai paprašė visas tas scenas, bet čia vienas antras sakinys, daugiau aš nieko neparašyčiau, būtent jeigu kontekstą imti. O Dėdės ir Dėdienės man apskritai nelabai patiko, nors aš naudojau kaip muzikoj, nes kad tas Mykoliukas kaip čia griežia smuiku, aš net nežinau, kaip teisingai suderinti tos veiksmažodžius su instrumentais, bet gerai, nesvarbu. Ir jis kalbėjo apie tai, kad šitos temos nėra aktualios. Jeigu mes įkeltumėme tai į samprotavimą, pavyzdžiui, muzikos reikšmė žmogaus gyvenime ir literatūroje, tai čia aš galiu suprasti, nes tikrai galima daug ko parašyti. Kad, pavyzdžiui, ten klasikinė muzika nuramina, kad muzika padeda žmogui atsipalaiduoti ir panašiai. O kai mes imam tik tai literatūrą, tai tikrai nėra lengva. Ir intimumas, aišku, protingas žmogus eina į žodyną ir aiškinasi, kas yra intimumas. Nes intimumas tai vis tiek nėra kažkokio seksualinio konteksto, čia tiesiog artimieji santykiai su žmogumi. Bet jeigu prisiminti, kad čia rašo 12-okai, visgi ne iki gal suprenti ir nelabai kritiškai mąstantis ar analizuojantis. Šiaip labai juokinga, nes mums mokytoja sakė, kad prieš porą metų taip pat buvo, kad paskutinį rašinį kažkokia tema buvo ir po to parašė rašinį tą pačią temą, panašią temą per egzaminą ir visi pakankamai gerai išlaikė. Aš savo tarpe daug turiu žmonių, kurie irgi rašė apie muziką, nes mes rašėm apie tai, bet nežinau. Aš tikiuosi, dabar sakau čia, kad aš tikiuosi, kad ten bus kažkur 60 taškų ir kad 50... Netgi aš sakysiu ne taškais, aš sakysiu, kad 50 balų būtų. Labai gerai būtų, jeigu ten būtų 50 balų. O rytoj bus matematika. Labai ilgai plepu, bet atsiprašau, čia vlog. Aš kalbu apie egzaminus. Rytoj matematika. Aš kaip ir nesiparinu, nes aš žinau, kad aš išlaikysiu, bet reikia kuo geriau išlaikyti, o čia jau sunkiau. Ir... nežinau, aš šiandien noriu atsipalaiduoti, galbūt kažkokį filmą pažiūrėti, galbūt tiesiog YouTube paskrolint, pasėdėti, paskaityti knygą ir šiek tiek pakartoti, peržiūrėti visus egzaminus, kuriuos aš sprendžiu, nes aš išsprendžiau gal 15 egzaminų, ten ir pakartotinės, ir pagrindinės sesijos, ir tiesiog pažiūrėti būtent paskutiniųjų, nes vakar aš sprendžiau tas užduotis, kurių aš neišsprendžiau kažkada, kai sprendžiau prieš tai egzaminus. Ir dėjau, man atrodo, iki 21 metų, tai ten 21 pagrindinė pakartotinė, 22 ir 23. Ir dar bandomai peržiūrėti. Nes praeitais metais buvo panašus į bandomai, tai aš tikiuosi, kad taip pat bus, nes iš bandomai aš gavau 2 taškus ar 1 tašką, bet jeigu dar prisiminti, kad aš kai ko nepakartojau ten, aš visiškai ten nesirašiau, tai šiaip galima būtų ir daugiau surinkti. Aš labai norėčiau, kad būtų 5 ir daugiau taškų, kad 80 ir daugiau balų, va, aš labai tikiuosi, kad taip išeis. Tai va. Jo, aš jau pavargau, aš žiauriai noriu miegoti, bet aš negaliu užmigti. Labas rytas. Jau dabar po 8. Man iki mokyklos, kurį rašysiu matematikos egzaminą, bet turiu matematikos egzaminą šiandien. Eiti kažkur 10-15 minučių. Tai, manau, kažkur po 10 minučių galima bus išeiti.
Kaip ir nestresuoju, peržiūrėjau tokią knygutę, viską, ką buvo galima. Ir šiaip nusiteikusi esu gerai, sapnavau košmarą, kad aš pamiršau kalkuliatorių, todėl dabar tikrai jį paėmiau. Nežinau, kaip galima buvo pamiršti kalkuliatorių į matematikos egzaminą, nors aš nežinau, ar čia nuo streso, ar tiesiog dėl pasimetimo, kai aš atėjau į lietuvių egzaminą, aš pasiėmiau su savimi vandenį ir aš pamiršau tą butelį, aš nepaėmiau tą butelį, bet ačiū Dievui, ten buvo vanduo, nes šiaip 4 valandas aš neištverčiau, jeigu nebūtų vandens. Tai va, vėl nesidažau, nes tingiau. Tai va, varom. Taigi jau grįžau namo, kažkur prieš pusvalandį gal. Sėdėjau iki pat galo, tikrai iki galo. Išsprendžiau viską, tik neišsprendžiau 3 užduotis. 11 beleką parašiau, bet nežinau, ar teisingai, ir 2 apskritai neišsprendžiau. Galbūt išspręsčiau, jeigu būtų dar kažkur 20 minučių ir susitelkčiau savo dėmesį būtent ten. Ir jau mačiau preliminarius atsakymus, kol kas iš pirmos dalies 10 iš 10. Ten kitų užduočių nežinau, nes kai kurios man nepatinka, kad atsakymai nesutampa. Bet, visko gali būti, ašgi negaliu išspręsti visko visiškai 100% teisingai, nors aišku norėtųsi. Tai va, kai kurias užduotis apskritai nežinau, ką daryti. Čia, pavyzdžiui, 4 taškų užduotys ir atsakymas kitoks, bet galbūt atsakymas kitoks, bet aš pradėjau teisingai spręsti ir, pavyzdžiui, kažkokius 2 taškus man duos už tai. Po to 2 puslapiai apskritai būtent apie figūrų plotą koordinačių plokštumoje, tai integralai, visą kitą. Trikampiai, va su trikampiais neišsprendžiu užduočių, aš nedraugauju su trikampiais. Čia nelygybės, tokius sunkesnės, pavyzdžiui, trigonometrinės. Ir kai aš buvau D klasėje prisijungdavau, tai sakė, kad labai retai būna per egzaminą. Būtent nelygybės su kosinusai, sinusai. Ačiū Dievui, kad netangentas, nes su tangentu aš tikrai neišspręsčiau. Čia išsprendžiau ir kaip ir atsakymus geras, bet nežinau, ar man užskaitys 2 taškus, galbūt tik vieną už teisingą atsakymą, neįsivaizduoju. Čia vieną bandžiau padaryti, bet aš supainiojau, aš teisingai padariau, bet po to nusprendžiau, kad ne, ir praradau 2 taškus. Ir paskutinis 2 užduotis už abi buvo po 2 taškus. Nebuvo tekstinių užduotis, buvo viena tekstinė užduotis 4 taškams, apie kurią aš sakau, kad atsakymas nesutapo. Bet tai nebuvo tokia baisi užduotis, pavyzdžiui, kai būna su judėjimu, kad kažkas važiuoja. Ir tai buvo per vidurį egzaminą, galbūt jie tai bandė numalšinti stresą, nes vis tiek atrodo, kad paskutinis užduotis pačios sunkiausios, nors ten buvo po 2 taškus. Aš labai tikiuosi, kad už šitą užduotį, kur 4 taškus, aš gausiu bent 2 taškus. Ir aš tikiuosi, kad ten kažkas supainioja ir apskritai aš 4 taškus gausiu. Tai va. Hey guys, viskas gerai, aš pasiklausiau Digi klasės pamokos su Šarūnu, labai rekomenduoju prisijungti prie Digi klasės, ypač prie Šarūno pamokų ir Pauliaus iš biologijos. Aš nežinau kodėl, aš kaip ir gerai nusiteikusi, aš žinau, kad aš gerai turiu išlaikyti, bet aš nesuprantu, kodėl jos taip dreba. Aš nesinervuoju kaip ir. Aš įrašinėjau dabar voice'ą draugiai ir mane tai gąsdina. Man per varžybas taip dažnai būdavo, bet čiagi ne varžybos ir aš suprasčiau, jeigu man po lietuvių kalbos egzaminų tai būtų, bet čia po matematikos, kur aš gerai išlaikiau. Aš nesuprantu. Aš negeriau Red Bullo. Aš norėjau išgerti Red Bullo, bet nusprendžiau. Ne, aš pats pamiršau. Aš manau, čia ženklas, kad reikia eiti gaminti vakarienės. Šiandien birželio 16. Rytoj biologijos egzaminas. Aš perskaičiau visą šitą vadovėlį per vakar ir per šiandien. Aš vakar kokias 5 ar 6 valandas skaičiau ir šiandien apie 3 valandas. Dar reikia peržiūrėti konspektus ir kai kurias užduotis.
Šiaip baisu. Tikrai baisu. Nežinau kodėl. Kaip ir viską žinau. Tiesiog, kad aš pradėjau kartoti labai vėlai. Tik šeštadienį, 2 dienom likus iki egzamino. Bet viskas bus gerai, viskas bus taip, kaip reikia. Jo, bet aš pavargau nuo tos biologijos. Aš rytoj parašysiu egzaminą ir man lieka tada antradienį, kitą dieną. Lenkų kalbos egzaminas. Ir trečiadienį rusų kalbos. Bet ten jaučiu abiejais atvejais, nes lyginant su biologija, tai čia chill. Nes tai ne pirmas dalykas, kuris yra skaičiuojamas man stojant. Tai va. Ir pastebėjau, kad mano dantis labai gražiai atrodo. Čia viskas. Čia sūris, čia Filadelfija. Po gydymo. Beveik metus užtruko gydymas. Aišku, ne visų dantų, bet daug gydym. Daug pinigų išleidau čia. Pats gydymas tai nebaisus, ten nuskausminamieji, labai fainos gydytojas, labai fainos tos asistentės, bet kainos, pinigai. Ne, kainos kaip ir normalios, bet tiesiog, kad vienas dalykas, kai tau vienas kariesas per pusę metų ir tau reikia, pavyzdžiui, 100 eurų už plombą sumokėti, o kitas dalykas, kai tu bent kartą ateini per mėnesį, beveik visus metus, ir moki kiekvieną kartą po 100, kartais daugiau. Tai va, dabar valgysiu vakarienį, nusivalysiu dantis, kad nebūtų noro valgyti ir kartosimės biologiją. Atvažiavau į mokyklą, kur vyks egzaminas. Šiaip nebijau, man baisu buvo, kaip aš čia atvažiuosiu ir visą kitą, nors čia nesunku nuvažiuoti, bet vis tiek. Tai va, einam. Išėjau iš egzaminų, nusiėmiau megztinį žiauriai karštą, ypač juodoje mašinoje. Ir pirmieji įspūdžiai, kad egzaminas geras, man patiko. Visos temos buvo, kurias aš maždaug gerai suprantu, nebuvo nefronų. Trečioje dalyje labai dėkinga, nors aš suprantu nefronus, bet geriau kitas temas imti. Ir laboratorinis darbas. Plazmolizė čia tiesiog pats tobuliausias laboratorinis darbas. Dar osmosas tobulas. Super. Tai va, dabar važiuojam namo. Ką galiu pasakyti tikrai, tai kad suskaičiavau, 100 nebus. Nebent kažkaip ten tiesiog supras mano atsakymus ir užskaitys, nes šiaip turėčiau pakankamai normaliai, kiek man reikia surinkti, nors aš nežinau iš tikrųjų, kiek man reikia. Man reikia bent 80 balų būtų gerai. Ir man atrodo, kad 80 būtent balų bus, nes 80 balų, jeigu aš nieko nepainioju, tai 75 taškai iš 100. Ten yra kažkokia skaičiuoklė specialioji. Tai va, ir nemanau, kad prarasiu daugiau negu 25 taškus. Aš radau vietas, kur tikrai neteisingai atsakiau. Liūdna, bet. Tai va, ir aš išlaikiau jau 3 egzaminus, 3 iš 5. Ir tai turėsiu Lenkų kalbos valstybinį. Pirmą kartą Lietuvoje vyks valstybinis brandos egzaminas iš Lenkų kalbos. Ir trečiadienį laikysiu rusų kalbos egzaminą. Ten tikiuosi gal 90 balų, nors mokytoja, kai išgirdo, kaip aš atsakinėjau monologą ir mes rašėm bandomai, nors aš neturėjau rusų kalbos 11 ir 12 klasėje kaip dalyko, aš turėjau chemiją. Pas mus tuo pačiu metu vyko chemijos ir rusų kalbos pamokos. Tai mokytoja pasakė, kad be 100 neateiti, bet man atrodo, kad kai buvo kalbos dalis, aš ten padariau klaidų ir gali nuimti keletą taškų. Nežinau, aš vis dar overthinkinau, kad aš nepadariau tokio gilaus, normalaus apibendrinimo, kai kalbėjau, nors šiaip kalbėjau kaip ir normaliai, man atrodo, bet aš jau nieko nepakeisiu. Galiu pakeisti tik tai trečiadienį, parašydama viską teisingai. Tai va, ir dabar žiauriai ramiai jaučiuosi, žiauriai atsipalaidavusi, nes šitiems 2 egzaminams Lenkų kalba man kaip ir nelabai rūpi, dėl to, kad aš žinau, kad aš rusų kalbą išlaikysiu geriau negu Lenkų. Tai man skaičiuos konkursinį balą su rusų kalbos egzaminu.
Ir tai, kad aš išlaikiau biologiją, kad pakankamai gerai, egzaminas tikrai man patiko, tikrai geras egzaminas. Nors man atrodo, kad man bet koks egzaminas būtų šiaip normalus. Nes aš be pasiruošimo gavau 83 taškus, iš kaip mokytoja pasakė, kad čia buvo sudėtingesnis egzaminas. Kai visi sako, biologijos egzaminas niekada nebūna super sudėtingas, bet būna sudėtingesnių užduočių, pavyzdžiui, formuluoti. Šiandien irgi buvo labai gudriai parašytas sakinys, jei nepakitusių alelių nėra, tai vystosi geltokia, ar kaip jį ten kažkokia lyga vadinasi. Tai ir ten išeina, kad čia recesyvinis. Kodėl čia taip filma, kad čia recesyvinis, bet čia reikia suprasti. Tai ir žiauriai ramu, aš nieko nekartu, aš skaitau dabar 3 dalį Mason Crosso Carteriui Blake'ą. Nežinau, aš sakau Blake'as. Perskaičiau 1 knygą Žudimų sezonas, po to 2 Samarietis ir dabar metas žudyti. Turbūt čia daugiausiai įtampos, nes gaudo būtent Carterį. Daugiau nepasakosiu. Tai ir ten 5 knygos. Turiu visas 5. Šiaip aš labai dabar didžiuosios savo lentyną, kurį pradėjau ten skirstyti knygas ten. Viena knyga saugi, neatsimenu autoriaus, po to, man atrodo, 6 Donato Carisi knygos, visos knygos, kurios yra, aš visas perskaičiau. Donato Carisi visada mano širdyje, žiauriai myliu Mila Vaskes, Simoną Berišą, Goranas Gavila, man patiko, bet, if you know, you know. Sandra Vega, Markusas, nors šiaip baisus dalykas ten atsitiko pirmoji daly, kaip ten pasakojama apie tą Pripetę, apie Kijevą. Ne apie Kijevą, būtent apie Pripetę. Apie medžiotoją. Tai o dabar Mason Crossas, Carteris Blake'as. Tai kaip čia tu tilpsi į vlogą? Aš tiesiog džiaugiuosi, kad aš prieš egzaminus ir po egzaminų netiek daug filmuoju, kad aš galiu sau leisti, bet čia 5 minutės tiesiog pasikalbėti apie nieką. Sveiki visi, vėl aš iš ateities, nes nežinau, kodėl nefilmavau nieko po rusų ir po lenkų kalbos egzaminų. Galbūt dėl to, kad jie buvo pakankamai nesudėtingi, nebuvo apie ką pasakoti. Temos labai geros, super fainas temos, ypač man. Ten iš rusų kalbos buvo apie tai, ar galima testuoti, ten apie medicininius laboratorinius tyrimus, naudojant gyvūnus, ar tai etiška, ar ne. Tai aišku, kad man labai lengva buvo apie tai parašyti. Ir tokia vlogo pabaiga, nes geriau jau tokia pabaiga negu jokios. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad skiriate savo laiką ir iki pasimatymo, nežinau, ar kitas bus vlogas, gal bus jau kažkoks pasakojimas, gal apie teisės, o gal apie knygas, labiau platus pasakojimas, nežinau, kodėl man ranka dreba. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo.